Ir apsiverkė emiras Musa, kai suprato tuos žodžius. O toliau buvo taip parašyta. O tu, kuris atkeliavai į šį miestą ir žvelgi į mus, neleisk aptemdyti proto šios žemės dalykams, jos net kuriam labui, nes apgaulus jis ir vylingas, stumia į ištvirkimą ir melą. Ir tasai, kas atvyks į mūsų miestą ir įeis vidun su Allaho padėjimu, te pasiima mūsų turtų, kiek pajėgia. Tik šiukštu neliečia nieko, ką mato ant mano kūno, nes tuo prisidengiau savo nuogumą ir apsirūpinau paskutiniai kelionį. Tad tegu nepamiršta Allaho rūstybės ir nieko nuo manęs nenuima, kad neužsitrauktų pražūties. Surašiau visą tai būsimoms kartoms ir kaip savo paskutinę valią. Tuo ir baigsiu. Meldžiu Allahą saugoti juos nuo visų blogybių ir nelaimių. Kai emiras Musa suprato tuos žodžius, apsivergė taip graudžiai, jog neteko nuovokos, o kai atsipeikėjo, nusirašė viską ir įsidėjo galvon kaip gerą pamokymą. Paskui tarė savo bendražygiams: neškite čionai maišus ir kraukite visus lobius, indus, ginklus, branginybės. Paklausė tuomet emirą Musa Talibas, Sahlo sūnus: o emyrė, ar paliksime mergelę su visu tuo, kuo jinai apsidariusi, juk tai turtai, kokių nėra visoje žemėje, ir antrąsyk nieko panašaus neberasime. Niekas čia neprilygsta tiems lobiams ir tikratikių valdovui, tai būtų gražiausia dovana, kurią pelnytume jo palankumą. Atsakė jam emiras Musa: ar negirdėjai, kokius nurodymus užrašė mergelė šioje plokštėje? Juk tai jos paskutinė valia, o mes ne kokie nors nevidonai. Paklausė tuomet viziris Talibas: ar tų žodžių pasiklausę paliksime visas branginybės ir turtus? Juk ji negyva. Ir kam jai visa tai reikalinga, jeigu šios žemės pašvitai, kurie pritinka tik gyviesiems? O jei ganės ir medvilninės skraistės nuogybei pridengti, mes turime daug didesnę teisę į tuos lobius negu jinai. Suliktais žodžiais viziris Talibas priejo prie laiptų, palypėjo jais aukščiau ir atsistojo tarp dviejų kolonų. O kai atsidūrė tarp dviejų minėtųjų vergų, vienas smogė jam lazda per pečius, o kitas atsiveidėjęs nukirto galvą. Ir Talibas susmuko negyvas. Tarė tuomet emiras Musa: te Allahas neduoda tau ramybės. Iš tiesų net per daug buvo tų lobių, bet gobšumas visada stumia žmonės nešlovent. Paskui įsakė kariaunai įžygiuoti į miestą ir kai šį įėjo, paliepė apkrauti kupranugarius maišais aukso ir kitokių turtų. O kai visi vėl atsidūrė už miesto sienų, parikiavo užremti vartus, kaip anksčiau kad buvo. Ir jie nukeliavo toliau laikydamiesi jūros pakrantės, kol atsikliuvo prie kalno viršūnę remiančio dangų ir išvydo tame kalne daugybę urvų. Gyveno juose kažin kokie juodi žmonės, su kailiniais burnusais, šnekantys negirdėtą kalbą. O kai pamatė tie žmonės emyro Musos pulkus, išsigando ir sulindo į savo urvus, tik moterys ir vaikai paliko bestuvį prie angų. Ir paklausė emiras Musa: šeiche Abdėjas Samadai, kas čia per žmonės? Ir atsakė jam šeichas: tie patys, kurių ieškoti siuntė tikratikių valdovas. Nusėdo jie tuomet nuo žirgų, ištempė palapines ir nukėlė nešulius nuo kupranugarių. Ir nespėjo baigti visų darbų, o juodukų karalius jau nusileido nuo kalno ir priėjo prie stovyklos. Tasai karalius mokėjo arabiškai, tad atsistojęs prieš emirą Musa pasisveikino, o kai šis atsakė, pašlovino, kaip pritinka šlovinti karalius. Ir tuomet paklausė emirą Musa juodukų karalius: žmonės, jūs ar džinai? Atsakė jam emiras Musa: mes aišku žmonės, bet jūs tikriausiai esate džinai, nes gyvenate be galo toli nuo viso pasaulio, štai šiame nuošaliame kalne, o ir ūgių nešate į milžinus. Atsakė jam juodukų karalius: anaip tol, mes paprasti žmonės, esame iš Hamo, Nojaus sūnaus, amžiną jam atilsį, o ši jūra vadinama Gaudžiaja. Ir paklausė emiras Musa: kas apšvietė tau protą, jeigu jūsų nelankė joks pranašas, kuris būtų galėjęs skelbti žodį tokiame krašte kaip jūsiškis? Ir atsakė jam karalius: o emyre, žinokit, kartą apsireiškė iš jūros būtybė, spinduliuojanti tokia šviesa, jog rodos saulė patekėjo visame krašte.
Ir toji būtybė šaukė didžiu balsu, kurį galėjo girdėti kiekvienas. Ir kas arti buvo, ir kas toli. O Hamo palikuonys, bijokite to, kuris pats nematomas, o mato visus. Ir sakykite, nėra kito dievo, tik vienas Alachas, o Muhamedas jo pranašas. O aš esu Abu Abasas Al-Hidras. Anksčiau mes šlovindavome vienas kitą, o jisai įsakė šlovinti savo tarnų viešpatį. Ir juodukų karalius tada pridūrė. Ir išmokė mus Al-Hidras žodžių, kuriuos dabar kartojame. O kokie tai žodžiai, paklausė emiras Musa? Atsakė juodukų karalius. Nėra kito dievo, tik vienintelis vienatinis Alachas. Jam vienam priklauso karalystė ir jam priklauso šlovė. Jis duoda gyvybę ir mirtį ir turi galią visame kame. Šiais žodžiais mes kreipiamės į šlovingą įgalybių Alachą, o kitokių nežinome. Ir tarė tuomet emiras Musa. Čionai mus siunčia musulmonų karalius Abdas Al-Malikas, Marvano sūnus, sužinojęs, jog esame šiame krašte varinių ąsočių, kurie guli jūros dugne, o juose nuo Suleimano Daudo sūnaus laikų kalinami demonai. Karalius paliepė mums gauti keletą tokių ąsočių, nes geidauja juos apžiūrėti ir pradžiuginti savo širdį. Mielai jums pasitarnausim, atsakė juodukų karalius. O paskui pavaišino emirą Musa žuvimi ir paliepė savo narams išvejoti iš jūros keletą Suleimano ąsočių. Narai ištraukė 12 ąsočių ir apsidžiaugė emiras Musa ir šeichas Abdas As-Samadas, o drauge su jais ir visi jų žmonės. Dabar jau galėsi išpildyti tikratikių valdovo norą. Paskui emiras Musa gausiai apdovanojo juodukų karalių, nepašištėjo aukso nei sidabro, o juodukų karalių savo ruoštų padovanojo emirui Musai prisiminimą jūros padarų iš pažiūros nuostabiai panašių į žmonės. Ir pasakė juodukų karalius emirui Musai, tokių štai žuvų mėse vaišinau jūs visas 3 dienas. O emiras Musa atsakė, būtinai vešime šį bei tą tikratikių valdovui parodyti. Ko gero šiais padarais jis dar labiau žavėsis nei Suleimano ąsočiais. Su liktais žodžiais emiras Musa ir jo žmonės atsisveikino su juodukų karaliumi ir iškeliavo. Ilgai jie jojo, kol prijojo Siriją. O štai netrukus atvyko pas tikratikių valdovą Abdą Al-Maliką, Marvano sūnų. Ir emiras Musa apsakė jam viską, ką buvo matęs ir perskaitė, ką buvo nusirašęs. Papasakojo taip jau, kas nutiko viziriui Talibui Sagalo sūnui ir tikratikių valdovas tarė. O kaip būčiau norėjęs keliauti drauge su jumis ir savo akimis regėti, ką jūs matėte. Paskui paėmė jis ąsočius ir pradėjo darinėti vieną po kito, o demonai lėkė lauk ir atgailaudami kalbėjo. Atleisk mums, o Alacho pranaše, daugiau niekados taip nedarysim. Didžiai tuo stebėjosi Abdas Al-Malikas. O jūros padarams juodukų karaliaus dovanotiems buvo sukaltas medinis tvenkinys pripiltas vandens ir ten jie suleisti, bet veikiai visi išmirė per didelius karščius. Vėliau pareikiavo tikratikių valdovas atnešti lobius ir išdalijo juos musulmonams. Paskui paprašė emiras Musa tikratikių valdovą vietoj jo skirti sūnų, žiūrėti krašto reikalų, mat norėjo keliauti į šventąją Jeruzalę ir ten tarnauti Alachui. Ir tikratikių valdovas paskyrė vietininkų Muso sūnų, o tėvas išvyko į šventąją Jeruzalę ir vėliau ten pasimirė. Taip ir baigėsi pasaka apie varinį miestą. Kiek girdėjome, tiek ir pasiekėme. Tik vienas Alachas žino viską.